Pradėtos naikinti kiaulių maro pakirstų kiaulių gaišenos. Teigiama, kad sunaikinti teks daugiau kaip 20 000 kiaulių. Tuo užsiima vienintelė įmonė Lietuvoje, todėl darbas čia nesustos ištisas paras. Į bendrovę, kurioje naikinami nugaišę gyvūnai, mašinos rieda viena po kitos. Į rietavą konteinerį su beveik 30 tonų gaišenų atgabenti iš Beržų kiaulių komplekso. Kiek čia tonų turit? 27, 4, 80. 27 tonas. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima sunaikinti gyvulių gaišenas. Todėl dirbama čia visą parą. Dėl maro epidemijos per sieną išvežti gaišenų neleidžiama. Paprastai gamykla, jeigu nesakysim, ne ekstremaliais atvejais, mes vidutiniškai perdirbam į parą 120 tonų atliekų. Šiuo atveju mes dirbsim ištisai. Užplombuotus konteinerius su kiaulių gaišenomis nuodugniai apžiūri maisto ir veterinarijos tarnybos specialistas. Kad maro epidemija dar labiau neplistų, čia sustiprintas saugumas. Čia dezinfekcijos atlikim. Atlieka dezinfekciją, išplauna mašiną, atlieka dezinfekciją, pasižiūrim, kaip viską atlieka. Kai baigia visus procesus, atvažiuoju, uždedam antspaudą, kad dezinfekcija atlikta, gali važiuoti. Po apžiūros gaišenos susmulkinamos, chemiškai apdorojamos ir sudeginamos specialiuose krosnyse, o pelenai išvežami į sąvartyną. Pirminiais skaičiavimais turi būti sunaikinta daugiau kaip 20 000 kiaulių, todėl šis kaminas nenustos trūkti bent iki kitos savaitės pabaigos. Pirmieji kiaulių maro požymiai Jonavos rajone Beržų komplekse užfiksuoti sekmadienį. Maras išplito Praulių ir Blaudžių kaimuose. Šiuo metu stebimi aplinkiniai ūkiai. Vykdysim stebėseną ir kol neįsitikinsim, kad tikrai virusas nėra išplitęs, kol kas apie priemonės mes tikrai informuosim vėliau. Šiai dienai nei judėjimas iš tų ūkių nebus galimas, nei bet koks kontaktas tarp tų ūkių. Sunaikinti vieną kiaulę kainuoja daugiau kaip 100 litų, todėl tai atsieis per 1 milijoną. Milžiniškų nuostolių patyrę verslininkai tikisi, kad jiems finansiškai padės Europos Sąjunga.